Sveikas gražuolės! Šiandien papasakosiu jums ir parodysiu savo pirkinius iš puslapio CN Direct. Štai čia yra nuoroda, žinoma, visas nuorodas paliksiu ir video aprašyme. Tai žinau, kaip tiksliai tarėsi šio puslapio pavadinimas, bet ne tame esmė. Šį kartą mane labai nustebino ši siunta, kadangi gavau pakankamai kokybiškų daiktų. Vis tik pradedu įsitikinti, kad apsimoka kinų puslapiuose pirkti daiktus tam tikrus, o drabužius galbūt vis tik nelabai. Taip pradėsiu nuo tų gerųjų naujienų, nuo tų gerųjų daiktų, gražiųjų daiktų, kokybiškų daiktų, kuriuos gavau, ir po to pereisiu prie vieno tokio, sakykime, švarko, jeigu taip galima pavadinti, kuris man nelabai patiko. Taigi pradedu būtent nuo galvos papuošalo, kurį matote ant manęs. Įdėsiu jums dar ir nuotraukytę. Jis yra su gumyte, yra labai patogus, niekur man štai neveržia, labai gražiai atrodo, visi blizgučiai, visi karoliukai prisiti tikrai labai kokybiškai. Ir kainuoja, kaip matote, labai nebrangiai, taip kad tikrai rekomenduočiau šį daiktą nusipirkti. Jis yra kokybiškas ir tikrai vertas savo kainos. Štai artėja šventės, tam tikros progos, tikrai galima pasipuošti. Na ir labai žaismingai ir blizgančiai atrodytų taipogi, manyčiau, vasarą. Kas liečia vasarą, aš kai pamačiau tuos akinius, aš tiesiog nesusilaikiau ir aš juos įsigijau. Štai pažiūrėkite tokie akinukai. Štai šone, va taip eina tos ausytės, man labai patinka, kad štai čia toks dizainas ir tai yra metalas, tai nėra plasmasė, taip kad nebaisu juos susilaužyti. Aš jau prisidariau fotkių kaip ta beždžionė, nors vasarą dar už kalnų, žiemą irgi dažnai deduosi akinius, nes, kaip žinote, man yra padaryta akių operacija, tai gydytojas tiesiog sakė, kad reikia savo akis saugoti dar labiau negu vasarą. Netgi ir žmonėm, kurie nesioperavo, jeigu tik žiemą yra sniegas ir saulė, tai labai didelis poveikis mūsų akims, taip kad reikia saugoti su akiniais nuo saulės. Tai va, užsidėsiu jums tam, kad pademonstruoti. Štai pasižiūrėkite, kaip atrodo. Na nežinau, man tas papildomas plasmasiukas ir visa tai, nežinau, ką man tai labai patinka ir man atrodo, kad man tinka. Štai čia va taip, pajėgiu maivytis, bet man šie akiniai iš tikrųjų labai patinka. Ruda spalvytė, o čia tokia kaip smėlio spalva, žodžiu, aš labai užskaitau šitą pirkinuką. Irgi kaina nėra didelė, visiškai nedidelė, taip kad labai rekomenduočiau. Toliau, norėčiau judėti prie šepetėlių, makiažo šepetėlių. Na ir kodėl nusprendžiau pirkti makiažo šepetėlius būtent iš kinų puslapį. Kartais pasižiūriu užsienio youtuberių ir štai ten buvo toks, sakykime, ažiotažas. Viena iš užsienio youtuberių įrodinėjo, jog ji įsigijo originalius Real Techniques šepetėlis makiažo būtent kinų puslapį. Ir ten panas kapojasi, kaip tik galėjo, įrodinėjo savo tiesas, bet ji vis tik sakė, kad taip, tai yra originalas, taip toliau. Na, aš negaliu pasakyti, ar tai yra tiksliai originalas, aš jums galiu pasakyti tik skirtumus, kuriuos aš pastebėjau. Nagi, judame prie tų Real Techniquesų. Štai tokioje dėžutėje atkeliavo, kaip ir priklauso. Aš pirkau originalius Real Techniquesus, tikrai dėžutė man atrodo vienodai. Čia parašyta, kad made in China, ant mano tų dėžučių aš neprisimenu, kas buvo parašyta, nes vis tik va tokias dėžutės aš išmetu, jeigu yra kažkoks laikiklis. Tai va, tai štai čia yra, kaip ir priklauso, užrašiukas, Real Techniques, taip toliau. Lygiai taip pat pasistato šitie šepetėliai, kaip ir originalai pasistato. Tai yra, jokių siuvimo čia, jokių tokių užsiklijuoja, štai taip pasiema, galima nešioti. Žodžiu, jokių tokių nepastebėjau minusų, kurie bylotų apie tai, kad, štai čia ne originalas bus. Tai va, kas liečia pačios šepetėlius, jie iš tikrųjų yra tokio pat švelnumo lygiai kaip originalas. Aš iš tikrųjų juos jau išbandžiau, šiandien kaip tik pasidariau su jais makiažą, tam, kad jums tiesiog pasakyti, palyginti. Na ir įdomumo dėlei galėčiau išsitraukti originalą, taip dabar žiūriu, kurį čia jums parodyti. Štai čia yra originalas, o štai čia yra
negaliu drįsti sakyti, kad tai yra neoriginalas. Nes pasižiūrėjus užrašus, jie yra labai panašus. Netgi Maniškis originalas jau yra gerokai apsitrynęs. Aš labai tikiuosi, kad jums bent ką fokusuoja, nežinau. Jeigu ir net nefokusuoja, tai aš jums tiesiog nupasakosiu. Aš labai tikiuosi, kad jūs manim pasitikit ir viskas bus gerai. Pati plasmasė, pats galiukas, viskas yra identiška, pats plaukas. Tikrai labai labai švelnutis ir tiek tas, tiek mano Real Techniques originalus. Ir, sakyčiau, mano užrašai jau vos nes šiek tiek apsitrynė, o čia kai kurių apsitrynė, o kai kurių ne. Taip, kad kas liečia patį švelnumą, pasižiūrėkite. Tikrai yra švelnus, bandžiau pasidažyti, tikrai jokių minusų nepastebiu. Tiek, kas liečia plonesnius, tiek, kas liečia storesnius šepetėlius, jie tikrai yra labai geros kokybės. Štai toj pademonstruosiu jums, kaip atrodo visas šitas rinkinukas. Jis yra aprašytas ant dėžutės, kas kam skirta. Tiesiog, kam įdomu, galėsite pasižiūrėti nuorodą ir pasiskaityti. Netgi tos pačios spalvos, jos yra tiesiog identiškos. Pasižiūrim, štai šie iš kinų ir Maniškis originalas. Ar jie skiriasi? Jie tikrai nieko nesiskiria. Aš tikrai negalėčiau drąsiai teigti, kad tai yra ne originalas ir kad tai yra kažkoks ŠPŠM. Lygiai tas pats liečia, gal čia atspalvis vos skiriasi, štai šios šepetėlį. Čia yra originalas, o čia yra štai kiniečių. Bet, tikrai, tas Real Techniques pats užrašas, jis yra identiškas. Tiesiog čia šiek tiek, mačiau, klijų yra išlindę, bet nesmė. Čia yra toks rinkinukas iš 3 šitų dalių, lygiai taip pat čia yra visi Real Techniques, o kaip ir etiketės, nežinau, jinai tokia guminė pusiau. Ir švelnumas vėlgi išsitrauksiu, tikrai labai švelnus šepetėlis. Ką galiu pasakyti? Super, duper, mega, truper. Ir tikrai, jeigu klausite, ar rekomenduočiau pirkti, tikrai už tą kainą aš jums rekomenduočiau juos įsigyti, netgi jeigu jie nėra originalai. Žinoma, aš jų nenaudoju dar ilgai, galbūt jie man po kažkokio plovimo ten atsiklijuos ar panašiai, bet, tikrai kol kas netrodo, kad taip galėtų atsitikti ir aš tikrai nematau skirtumo tarp originalo ir tarp šitų ir drąsiai kažko teikti, aš tikrai negalėčiau. Dabar sekantys šepetėliai, jie yra irgi, sakykime, padirbiniai, nes aš kaip tik turiu iš to Beauty LT puslapiuko štai tokį 2 galų šepetėlį, kuris yra iš Everyday Minerals. Toksai gamintas, aš naudoju, šios dalies aš nenaudoju, šią kirstą aš tiesiog naudoju antakiams. Ir aš jums dabar parodysiu, ištrauksiu bet kokį tokį, sakykime, plonesnį šepetėlį iš rinkinuko, kuris buvo štai tokiame maišelyje. Maišelis tiesa nėra labai kokybiškai pasiūtas, nes kažkokių išlindusių siūliukų yra ir taip toliau. Bet aš jums parodysiu štai čia, matot, bet galima, aš manau, juos, štai jie net išsiema, nusikirpti ir tas maišiukas bus pakankamai tvarkingas. Štai tokia maišelį atkeliavo, kiek jų čia vienetų yra, aš jau nebeprisimenu, nebeskaičiuosiu, štai taip atrodo visuma. Ir norėjau palyginti jums su šio Everyday Minerals ir pasiemam, tarkim, labai, tas medis identiškas yra, tik tai čia, matot, užrašas yra visai kitoks. Nežinau, ar jums fokusuoja, aš labai pasistengsiu priartinti. Štai tai vadinasi šitie šepetėliai, bet pavyzdžiui, pasiemus štai šios galus, šie šepetėliai yra labai panašus. Štai čia šiek tiek ilgesni šereliai, čia trumpesni. Ir ką norėčiau pasakyti, kad jie yra identiški, tiesiog pagal kokybę, prisilietimą jie yra identiški. Ir aš manau, kad čia yra tiesiog Everyday Minerals toks štai padirbinys, nes visas pagaminimas ir ta spalvinė gama ir netgi tai, kaip suspausti yra šepetėlį štai šioj vietoj, gal rodysiu šitą vietą, štai šitose vietose ir čia tie 2 įspaudimai, žodžiu, viskas yra praktiškai vienodai. Ką galiu aš pasakyti apie šitą rinkinį? Jis yra nerealus,
Žinoma, atradau ir nereikalingų šepetėlių, bet pakalbėsiu paeiliui apie juos visus. Tarkim, mane labai sužavėjo štai šitie kabukiai. Keliaujant yra tikrai išsigelbėjimas. Jie yra žiauriai minkšti, tikrai labai švelnus tokie. Galite stebėti tiesiog. Tikrai, už tokią kainą aš jums žiauriai juos rekomenduoju įsigyti. Kad ir kas tai būtų, padirbinys, fuflekas, nežinau kas, aš jums tikrai rekomenduoju juos įsigyti. Jie atrodo tikrai labai smagiai, kad ir dovanai galima įsigyti. Ir tas stebuklas, pavyzdžiui, įsimetat su savim kažkur į kosmetinę ir važiuojat, kažkur keliaujat, jums nereikia tampyti didelio, štai su tokiais antgaliais didžiuliais kirsto šepetėlio. Kirstus šepetėlius, kaip ir minėjau kitose savo video, aš naudoju skystai pudrai padengti veidą sukamaisiais judesiais, labai gerai paskirsto ir taip toliau. Taip, kad aš šitos daikčiukus jums tikrai rekomenduočiau. Sekantis, pavyzdžiui, eina, štai šis toks nelabai, sakyčiau, vertas dėmesio, bet su juo, tarkim, labai patogu būtų paakius maskuoti ten kažkokias gilesnės večikės. Štai šitas jis tarsi kirstas, toksai minkštas, sakyčiau, tiktų raukšlės retušavimu. Dar retušavimo raukšlės puikiai tinka štai šis. Jis yra irgi ypatingai minkštas ir ilgesnių tokių šerelių, bet ypatingai minkštas. Štai šis yra tiesiog kietas, paprastas, net nežinau, kam galėtų būti skirtas. Šitas minkštesnis jau. Ir štai šis būtų tikriausiai skystiems kažkokiems korektoriams, pavyzdžiui, pasidažyti štai šią vietą, po to taip pat galima būtų retušuoti. Bet štai tokio tipo šepetėlį, jie šiek tiek yra jau atgyvena, bet kai kas naudoja, aš kartais, tarkim, irgi panaudoju, jeigu nenoriu kažko tokio plataus, tiesiog tokio siauresnio, čia pasidažyti, po to ten išsklaidom. Ir štai šis galėtų būti, aišku, naudojamas pudrai sausai, bet šiek tiek jis mažokas, tad aš jį naudoju skaistalams, bronzeriams, irgi ypatingai patogu, pažiūrėkite, tai pasiimti ir patapšnoti, paretušuoti, žodžiu, šitai vietai, šitai jis nėra per didelis, jis tikrai yra super. Panaudoju, čia vienas išlenda kažkoks plaukelis, bet tikrai šeriasi netgi ir labai geri šepetėliai. Tikrai nusipirkus naują, kol pradedi naudoti, tikrai jie šeriasi. Taip, kad tikrai nėra taip, kad čia. Ir štai šitas toks man įdomus, jau irgi jį panaudojau. Man jis yra labai gražiai padarytas. Pažiūrėkite, toks, elegantiškas, tiesiog čia taip gražiai užapvalinta. Kamgi jis yra skirtas? Tikriausiai čia retušavimo yra per didelis. Tai aš jį naudojau, pavyzdžiui, sausą pudrą, noriu padengti savo paakius. Bet ir padengiau. Tai, žodžiu, man super duper patiko. Jau nukrito vienas, tai nepykite, atleiskite, bet, žodžiu, šitas tokia apžvalga gavosi detalesnė, bet aš noriu, kad jūs tiesiog kam reikia, tai kad suprastumėt, kas yra sudėty ir ar jums šito reikia ir ko jums būtent iš šito rinkinių nereikėtų. Ir verta pirkti. Dar vienas nukrito, bet vėliau patęsiu. Tai tiek įspūdžių iš tų šepetėlių, aš labai esu jais sužavėta, ypač Real Technicsais, mane tiesiog, nukirto, galima sakyti, nuo kojų. Ir maniau, kad ta youtuberė tikrai perdeda, sakydama, jog jie įsigijo originalą Real Technicsą ir kad jie ten super duper, bet tikrai dabar jai pritariu ir labai bijau sakyti kažką originalas, ne originalas, žinoma, kaina diktuoja savo, sakykime, taisyklės, jį byloja apie tai, kad tai galbūt nėra originalas, bet kartais susimastau ir apie tai, kad pagalvokime, gali būti, kad amerikiečiai gaminasi Kinijoje tos pačius šepetėlius ir po to parsisiunčia savo, ten uždeda kokį nors užrašą ir jau parašo, kad made in USA ir panašiai. Labai sunku kažką pasakyti ir kažką teikti visų 100%. Tikrai negalėčiau tą daryti, nes nesu specialistė. Plus, kol vyksta tie visi shippingai, transportavimai, visą tai turi savo kainą, galop šepetėlį atkeliauja iki mūsų parduotuvių, kurių išlaikymas ir darbuotojų ir visko kainuoja taip, kad ta kaina jinai natūraliai auga. Ir gali būti, kad išauga būtent iki to. Ir paskutinis mano daiktas, būtent iš ten, tai yra štai toks švarkas, ne švarkas, sakyčiau, čia yra tokie kailinukai. Ir ką galėčiau apie juos pasakyti? Būtinai jums įdėsiu nuotrauką, kaip su jais atrodau ir kaip jie atrodo ant modelio puslapyje.
Ką galiu pasakyti, su originalu gerokai skiriasi, kadangi ten buvo nurodyta, jog tai yra natūralus kailis, jis yra labai švelnus, sakyčiau, ir prisilietus iš pirmo žvilgsnio dar yra taip sudėtinga suvokti, suprasti, ar šis kailiukas yra natūralus, bet ilgiau pačiupinėjus, taip pasinagrinėjus, galima suvokti, jog jis yra nenatūralus. Štai taip atrodo, ir susisega keletas yra tokių kaip sunku įvardinti kabliukai, ne kabliukai tokie, nežinau, ar jums matėsi, bet esmė tokia, kad tai yra tokie ale kailinukai, neilgi, štai tokie, bet jie man yra mažokiai ir man labai yra gaila, nes galvojau, kad turėsiu va štai tokį daiktą užsimesti, tiesiog kažkur į lauką išbėgti pagreitom su mašina iš kokią parduotuvę nuvažiuoti ir kažkur panašiai. Aišku, tikėjausi, kad jie atrodys daug geriau, bet, nėra tikrai blogiausias variantas, kaip už tokią kainą sakyčiau, bet, sakau, man jie yra mažokai. Jeigu kažkuriai iš jūsų patiko ir esate panašaus dydžio kaip aš, tai rašykite, gal jums perparduosiu ir panašiai, nes tikrai man šio daikto kaip ir nereikia, nes, netelpu užsisekti normaliai. Turiu tokį moterišką pasididžiavimą nemažą viršutiniai daly ypatingai, tai, nepasisekė, nors pagal dydį aš ir įtariau, kad gali man netikti, nes taip jau buvo ant ribos, sakykime. Tai va, tai štai tiek buvo pirkinių. Kaip ir minėjau, aš įsitikinu, kad daiktus iš ten apsimoka pirkti. Pavyzdžiui, šepetėlį šitie labai pasiteisina, akiniai jau ne pirmą kartą perku ir man pasiteisina tikrai. Ir būna lipdukai užklijuoti, kad yra UV apsauga, taip kad aš jokių priekaištų šitiem akiniam neturiu ir nei vieni man dar nesulūžo, aš visus juos tampau. Turiu visą ten jau kolekciją akinių, man atrodo, greitai reikės padaryti video, mano akiniai nuo saulės. Ir dalis jų yra būtent iš kinų tų puslapių, nes kiek turėjau brangių akinių, brandinių, firminių, aš mėgstu labai juos kur nors pamiršti tualete, pavyzdžiui, ant kriauklės kur nors viešam tualete, arba tiesiog į kokią jūrą iššokstu ir banga man ten nuteškė tuos akinius. Tiesiog man vienu momentu pasidarė gaila, nusprendžiau, kad tikrai verta įsigyti pigesnius ir nekvaršinti savo dėl jų galvos, kur jie yra, kaip jie yra ir taip toliau. Tai va, tai tiek būtų pirkinių, tiek žinių. Labai dėkoju, kad klausėtės mane iki galo, nes mano pliurpalai atrodo, kad gali nesibaigti. Ir iki sekančių susitikimų.